Mano pašnekovė kovo 11-osios akto signatarė Nijolė Oželytė. Labadiena. Labadiena. Gerbiama Oželytė, gal mes irgi pradėkim nuo to apklausos klausimo, kaip jūs regit Lietuvos demokratijos būklę, ar vadintumėt Lietuvą visiškai demokratišką šalimi? Aš laikyčiau Lietuvą visiškai nedemokratinę šalimi, kuri naudoja žodį demokratija tik tai tam, kad pridengtų tą netvarką, kuri joje vyksta. Ir aš padarysiu savo mintis tiesiog dviem tokiais aspektais. Tikroji demokratija yra tada, kada žmonės turi tiesioginius rinkimus, turi galimybę tiesiogiai išsirinkti politinę šalies valdžią ir kada turi teisėsaugą. Teisėsaugą, kuri gina teisėtumą ir teisingumą. Tai štai, mūsų galimybė rinktis yra maždaug tokia. Iš tikrųjų, kaip kokiems katinams yra numetamas kąsnis maisto, tai yra partijų sąrašai, į vidų įvyniotas yra nuodas ir tie katinukai viską suvalgo ir galų gale jie labai smarkiai viduriuoja, jie labai smarkiai pyksta ir naudos jiem iš to jokios. Iš tikrųjų, pas mus tiesioginių rinkimų, kad tu žinotum, kas už ką atsakingas nėra. Mūsų politinė valdžia valstybė yra trigalvė. Tai yra parlamentas, tai yra vyriausybė, tai yra prezidentė ir galų gale niekas absoliučiai neatsakingas. Partijų sąrašuose, kiek mes žmonių berinktume ir kiek bereitinguotume, sprendimai daromi 2-3 žmonių viršuje, visi kiti yra balastas. Ir jeigu jie nebalsuos taip, kaip reikia, partijos viršūnėm, vadinasi, kitame sąraše jų nebus. Niekas nekvailas, visi balsuoja taip, kaip reikia. Vyriausybė sprendžia ūkinius klausimus, prezidentės įgaliojimai tiek maži, kad iš tikrųjų tik tai žmonės visko nori iš jos, bet pagal įstatymą jinai nieko negali. Su teisėsauga pas mus... Dar dėl teisėsaugos... Pas mus teisėsauga visiškai neteisingus dalykus verčia teisėtais. Jinai teisėtais padarė prezidento Adamko kandidatavimą į prezidentus, jinai teisėtai padarė pakso išskyrimą iš prezidento posto, jinai teisėtai atleidžia kažkokius tai baisius kontrabandininkus nuo atsakomybės, pedofilus nuo atsakomybės. Visa tai, ką neteisingas teisėjas daro kokį sprendimą, jisai tyčiom tampa teisėtas. Jis teisėtas, bet neteisingas. Tai kur ta demokratija? Klausytojai, išklausykim, pratęsim po jo. Labadiena. Labadiena. Klausom. Esu Gintaras, paskambinau iš Vilniaus. Visų pirma, norėjau sutikti su ta nuomonė, kad Lietuvoje demokratijos tikrai trūksta ir jos faktiškai nėra. Visą laiką skaičiau, kad ponė Nijolė yra labai demokratiškas žmogus ir tikrai buvo autoritetingas. Viena iš pasireiškimo demokratijos formų tai yra visuomeniniai judėjimai ir sambūriai. Ta, ką aš vakar pamačiau TV3 žiniose, niekaip nesutampa su demokratijos išraiškom. Ir norėčiau pasakyti, kad surinko bendraminčių vieną kompaniją ir pilstė purvus į kitą pusę. Aš neturiu jokios nusistatęs nei prieš vieną, nei prieš kitą pusę, bet vakar ponė Nijolė tikrai buvo labai negražiai. Gerbiamas Gintarai, apie ką konkrečiai jūs kalbate? Aš, pavyzdžiui, nemačiau. Ponė Nijolė žinos TV3 laidą. Nenoriu sakyti, nes tai yra ta garsioji Kauno laida, kur ten... Ačiū Jums, ne visai mes iš tiesų čia mūsų tema, bet, gerbiama Nijolė, jeigu nori trumpai atsakykit. Taip, aš noriu trumpai atsakyti, toje laidoje aš nepyliau purvo lygiai ant nieko, aš pasakiau tik tai, ką mes visi matome šitoje pedofilijos byloje, kadangi jinai, kaip bebūtų keista, lakmuso papirėlis visai mūsų teisėsaugai. Aš esu absoliučiai tikra, kad teisėsaugoje esantis klanai, kurie prasideda dar universitete, eina per teismus, per prokuratūrą, kurie turi savo žiniasklaidos atstovus, kurie skleidžia jų tenai mintis ir patvarko reikalus taip, kaip jiems reikia. Paprasčiausiai jie pasitvarko savo reikalus ir jie tos bylos nesprendžia. Bet koks specialistas, kiek aš kalbėjau su teisininkais, byla buvo paprasta ir ją buvo galima išspręsti per vieną mėnesį. Tas vilkinimas, tai yra tiesiog jie tenai stumdosi vienas kitas grupuotės, lekia komisarų pavaduotojai, po to išaiškėja, kad jie išlėkė be pagrindo. Vienu žodžiu, tai yra didžiulė netvarka ir aš esu prieš netvarką šitam reikale, o ne už kažkokią vieną pusę. Aš bylos nežinau, aš esu nei už Stankūnaitę, nei už Neringą, aš esu prieš tą siaubingą žmonių maustymą, kuris vyksta. Ir dabar, pavyzdžiui, vėl kalbant apie tą demokratiją, jūs žiūrėkite, šiandien atsiverčiu Lietuvos rytą ir vėl aš skaitau kažkokį tai su pravardžiavimais apie tą pačią
minę apie tos pedofilus, bet juk kiekvienas žurnalistas, jeigu jis tikrai nori demokratijos šalyje, jis turi džiaugtis bet kokiu žmonių pilietiniu aktyvumu. Gal tie žmonės klysta ir galbūt teismas, nagrinėdamas pedofilijos bylą, įrodys, kad pedofilijos nebuvo. Bet vien taip žmonės nuoširdžiai sugeba atsitraukti nuo savo asmeninių interesų, nuo savo asmeninių problemų ir pakilti už ką nors, ne prieš ką nors, o už ką nors, už tą vaiką. Juk tai rodo, kad žmonės jau tampa pilietiški. Tai kodėl reikia žmonės pravardžiuoti, kodėl juos reikia niekinti? Ir todėl aš manau, kad netgi šitoj, bet kokioj rezonansiniai byloj, vėl kurios neįsprendžia teisėsauga, juk jinai, žiūrėkit, baisius dalykus daro. Teisėjas akivaizdžiai padaro kažkokį tai, tarkim, akivaizdžiai vilkina Uspaskicho bylą. Akivaizdžiai vilkina daug metų, vilkina kvailom priemonėm. Tas žmogus, kuris pavogė viską iš kaimyno, jisai būtų pasodintas labai greitai per 1 valandą ir niekas nieko nevilkintų. Viskas yra aišku, dar man pačiai Uspaskichas rodė didžiulę kompromato papkę, kurią jisai turėjo prieš Brazauską. Jie visi turi, ir vėl čia teisėsauga mūsų, jie visi turi kažkokią tai baisią medžiagą vienas apie kitus susirinkę, visa šita mūsų demokratija žaidžianti sistema politinė, visi apie vieni kitus turi baisios informacijos ir už tai visi tyli ir visi bejėgiai. Na, tarkime, o jeigu jau yra demokratija ir jeigu akivaizdžiai vyksta kažkoks baisus dalykas valstybėje, kur yra ta institucija, kuri gali pasakyti stop bent jau valandai, dienai, mėnesiui? Na, jeigu, tarkime, teismas utriruotai, sakau, priėmė teisėjas tokį sprendimą, kad jūs turite nueiti ir nusišauti. Ir iš karto po tokio teisėjo sprendimo jūs privalote vykdyti nutartį, nes skubos tvarka. Jūs nusišaunate, po to kažkas paduoda apeliaciją, pasirodo, jūs neturėjote nusišauti. Tai vat tokioj situacijai, kur yra tas postas, tas tiesiogiai žmonių renkamas kažkas, aš nežinau kas, ar tai ypatingai įsigaliojimais prokuroras, ar tai prezidentas, aš tai pavyzdžiui pati manau, kad mums reikia įgaliojimų prezidentą, kuris pasakytų stop, stabdom visą situaciją, kol neišsinagrinės, kas nieko neveikia, nes galim skaldyti malkų. Demokratija tai yra tada, kada girdimas žmonių balsas ir kada ieškoma išeičių iš padėčių, o ne užpilstomos problemos smėliukų iš viršaus. Dabar pas mus viskas pakeliama, žmonės supykdomi, sukiršinami ir viskas pas smėliukų atipilama. Ir dar priekaištaujama, kad žmonės yra tamsus ir pikti. Žmonės pikti iš bejėgiškumo. Tu gali viską žinoti ir nieko negalėti, o svarbiausia, tu žinai, kad tau niekas nepadės. Niekas. Dar vienas klausytojas paskambino. Labą dieną. Labą dieną. Paulius iš Kauno paskambino. Taip, Paulius. Man susidarė įdomi nuomonė, kad dauguma pašnekovų kalba apie ką nelabai apibrėžimas suvokia. Nes kas yra absoliuti demokratija? Aš taip įsivaizduoju, demokratinė valstybė turi siekti tos absoliučios demokratijos. Bet praktiškai absoliuti demokratija tai yra vos ne anarchija. Kitas apibrėžimas valstybė yra prievartos organas. Tai čia tos dvi savokos nelabai ir dera viena su kita. Tai kaip mes galim kalbėti apie savoką, kurios praktiškai nėra, kaip idealios. Na, tobula demokratija, matyt, būtų, ačiū Jums, būtų Demokratija tai yra tada, kada absoliučiai visi laikosi įstatymo. Kada teisėjas negali dėl kažkokių tai neaiškių niekam priežasčių nuteisti vienaip arba kitaip. Tai vyriausybė negali dėl vieno arba kitų priežasčių pasakyti, pavyzdžiui, kad Sabonio boteliai, pasakė kancleris Kubiliaus, va dabar jau jie bus legalus, nors aukščiausias teismas sakė, kad bus nelegalus. Kažkas tai nesilaiko, ne kažkas, o smarkiai nesilaiko įstatymų. Ir ko svarbesni žmonės, to labiau jie jų nesilaiko. Visiška demokratija yra visiškas sąmoningumas iš abiejų pusių. Ir žmonės renkasi ir daug kas kaltina žmonės, kad jie pasirinka tą ir turi. Bet jeigu tu eini į valdžią ir jeigu tu sakai, aš šviesesnis, aš daugiau suprantu, tu prisimi atsakomybę už žmonės ir už valstybę. Tai didžiausia tavo atsakomybė yra ta, kad tu sukurtum institutus, kurie šviestų žmonės ir saktų juos pažinti, kaip ir už ką reikia balsuoti. O dabar tie partiniai sąrašai, aš sakau, čia kaip kotletų nuodų. Tyčinė dezinformacija. Praktiškai žmonėms pateikiamos tokios programos per 11 dienų pastatyti komunizmą. Žmonės mūsų paprasti, sovietų išvarginti, nelabai išmanus, nes nebuvo iš ko išmanyti ir mokytis, jie tą kotletą praryja. Ir jie po to pyksta. Ir kitas pasirinkimas būna dar baisesnis. Kadangi iš bejėgiškumo ir iš noro kažkam parodyti špygą, bet ta špyga atsisuka prie žmonės. Kas atsakingas? Ar ne tie šviesų žmonės, kurie iškopia žmonių balsais į valdžią jos atgavę?
Todėl apie demokratiją mums reikia tik pasvajoti, mums reikia labai stipriai šviestis ir kadangi valdžia nesuinteresuota žmonių šviestimu, kaip ir visos va tos tironiškos priespaudos norinčios turėti valdžią, prievartos mechanizmą, kaip sakė klausytojas, nesuinteresuota šviesia tauta, na kągi tautai tenka šviestis pačiai, o kaip violetiniai minioj, ar kaip tik ginant Stankūnaitę, nors vienas su savo veidu neišėjo jos ginti kažkodėl, tai irgi kažkaip tai keista. Kedofilam negėda, o kitai pusėje gėda. Visokiais būdais, visos priemonės geros, kad tik tai žmonės suprastų, kad jų reikalai sprendžiasi ne jų virtuviai. Ir kad niekas po kalėdų eglute, joks nei kubilius, nei prezidentė, nei teisėjas, nei prokuroras jiem nepadės laimės ir demokratijos. Švieskime patys, kitaip mus sutryps. Ačiū Jums, tai buvo kovo 11-osios akto signatarė Nijolė Oželytė.